Senatvėje pasibeldė. Mažutės, kas čia vyksta, sakykit, čia mane Laukiam rudens. Mūsų pamaina. Čia iš kokios mokyklos? Iš Tauragės mokyklos. Už nugarą susičiupkit, nežiūrėkite į dugną, žiūrėkite į mano Drąsiai. Viską bus negalima. Normaliai. Tas lieptas gerai tai yra. Pati sukrėjo. Ar reikia vanduo laikyti? Švento, sakyčiau, ąžuoliuko šiandieną pasodinto. Norime įteikti jums kaip tik baltų vienybės saulutę, kad jinai visada šviestų ir sukviestų mus čia visada per lygiadienį, per rasas, kad mes jaustume tą vienybę vieni kitų ir visada būtume, palaikytume Ožnugario Žemaitijos Ramovę. Ačiū, ačiū. Sveikatos jums. Sveikatos. Ačiū, ačiū. Sveikatos ir dar kartą sveikatos. Aš tą vienybės simbolį dalyjosi su vienijimo ambasadoriumi. Nepasidalėti. Pradžia, pirmas aukuras ir pirma pašventimo auka pagal mūsų senasias baltiškas tradicijas. Brangiausias mūsų turtas baltų krašto yra gintaras. Ne gandas, ne laimės, visa tai ligas, visa tai, kas trukdo mūsų žemiškai kūrybai. Tebūnie taip, tebūnie darna. Negalim. Astrologija domėkis, ne horoskopai. Pats simbolis, juodai baltas kiaušinis. Tos ir gajos periodas, baltas yra pietų pusės gajos periodas. Arba nuo pavasario lygiadienio, nuo vasario 18 iki šios dienos 25 rugsėjo rudens lygiadienio. Yra gajos periodas, simbolizuojant baltą kiaušinio pusę. Dabar šiandien žengėme jau į kitą pusę, kuri simbolizuoja juodą, kaip matote, juodą šiaurės pusėje pastatyta. Vat, simbolizuoja tamsos jėgas, tai yra astralinės jėgos, astralinių jėgų dominavimas virš fizinio pasaulio. Tai yra, reiškia, mūsų jau išėjusių į gretutinių pasaulį dominavimas. Per daugelį tūkstantmečių mūsų protėviai niekada neskyrė dviejų gretutinių pasaulių, nestatė ribos tarp jų. Nuo šios dienos vyraujanti juodoji kiaušinio pusė. Gruodžio pabaigos iki sausio pradžios per vienaragio
aukurą nuo sausio pabaigos iki vasario pradžios. Šitą. O šitas stiebus. Dievo dovana, o verslas. Jie iš to gyvena, daro nesąžiningą verslą. Kompromisų su sąžinė. Man dievulis. Čia turime progą palinkėti jiems, paprašyti kūrėją, palinkėti jiems, kad jie užsibūtų šitame pasaulyje kuo ilgiau. Per vėlių valdonį vėliną leisti mums šiandien bendrauti su mūsų išėjusiais. Dabar mes kaip ir kviečiame juos būti su mumis mūsų šventėje, pakviesti bendrai puotai. Mes visi esam lygus, kitus rodyti neigiamai, o į save teigiamai. Mes jau nasenelis guli, tai aš tai. Kas negali? Tu šiandien kviesi. Siela, žinau, kad mano vyrų šie siela antroj dienoj, 3 valandą nakties. Mes matėm visi, ir vaikai, ir anūkai, ir dingusiai. Vaikai bėga, aš tai galvoju, kad Savo rankų kūrinį duonelę pasidalijome su savo artimaisiais, su savo vėlėmis artimųjų. Dabar taip pat savo rankų kūrinį girą. Nuo senų laikų jau tradicinė esančia mūsų tautose, mūsų tautoje baltų. Taip pat pasidalinkime Nu kągi, kviečiu visus dalyvauti su savo artimaisiais, su savo išėjusiais mūsų šios dienos puotoje. Siūskim ratuką aplinkui. Teigiamai ir neigiamai darė įtaką mums. Tenai mes čia esam visi lygus prieš kūrėją ir tenai išėję būsime visi lygus prieš kūrėją.
Там Zinutė sako, man nesušaltų. Karšta, man tik karšta. Man karš, irgi. Pas Miške tave, vėjas neužpučia. pas tave megztinis.